Labas rytas, bažnyčia. Ačiū Dievui už Dievą, kad Jis yra čia su mumis. Ačiū Dievui, kad mes galim su juo susitikti, kad Jis gyvena mūsų širdyse ir nėra jokių kliūčių. Nėra tos uždangos, kuris skiria mus nuo gyvojo Dievo, kad mes kiekvieną dieną, bet kurią akimirką galim gręžtis į jį ir su juo susitikti. Ir žinot, šiuo metu toks laikas, ir čia jau mes kalbam gal kokius ir 5 metus, kad yra toks laikas, kad pasaulyje, žemėje ramybės vis mažiau. Ir vis daugiau kažkokios panikos, baimės, blaškymosi, neramumo. Ir tai yra tas laikas, kai ypatingai svarbu gręžtis į Dievą. Ypatingai svarbu savo širdį derinti prie jo širdies, prie karalystės, taip sakant, nusistatyti ant Dievo karalystės bangos. Tai yra ypatingas laikas, kai ryšys su mūsų viešpačiu, bendrystė su juo, buvimas su juo yra gyvybiškai svarbus, yra kaip ta duona nužengusi iš dangaus, kuri mus pamaitina, kuri mus išlaiko, kuri mus palaiko, kuri suteikia saugumą, suteikia sotumą, suteikia ramybę, nes šis pasaulis jis ramybės neduos. Jėzus sako, aš palieku jums savo ramybę, ne taip, kaip duodu jums savo ramybę, ne taip, kaip pasaulis duoda. Pasaulyje visada yra kažkokių įvykių, kažkokių dalykų, dėl kurių neramu, dėl kurių kyla įtampos, dėl kurių galima rūpintis, bet tas mūsų rūpestis jis nieko nepakeičia. Vienintelis dalykas, kas pakeičia, kas gali pakeisti, tai yra malda su tikėjimu. Tai kai tu atsigręži į Dievą ir sakai, man neramu, vyksta tas ir tas, ar mano gyvenime, ar aplink mane, bet Dievas sako, nebijok, aš su tavim, aš palaikau tave savo teisumo dešinę, tu esi mano, aš tave pridengiu. Aleliuja. Ir aš noriu, kad šiandien mes gręžtumėmės į Dievą. Šiandien yra ta diena, tai yra sekmadienis, tai yra viešpaties diena. Tai yra pergalės diena, kad mes savo širdimis atsigręžtume į jį. Ir giesmė, kuris skambės, jinai anglų kalba, aš neperpasakosiu jums visų žodžių, bet jos esmė yra, man reikia Jėzaus. Man reikia Jėzaus labiau negu bet ko kito pasaulyje, nes jis yra mano duona, jis yra mano ramybė. Ir iš tiesų, jeigu aš turiu Jėzų, aš turiu viską. Jeigu aš jį turiu, aš nieko nestokoju. Mąstykime apie tai. Gręžkime savo širdimis, savo lūpomis į dangų, į Jėzų. Kalbėkime jam iš savo širdžių. Mano troškimas, mūsų troškimas, kad per šitą laiką, kol skambės ta giesmė, mūsų širdis susijungtų, mūsų širdis susitiktų ir patirtų tą jo prisilietimą. Atsistokim. Jėzau, tu esi viskas, ko mums reikia. Tu vienintelis, Jėzau, tavęs laukia. Tu vienintelis stabilumas. Tu vienintelis saugumas. Tu esi viskas. Tu daugiau nei bet koks lobis šioje žemėje. Tu svarbiau nei auksas ar sidabras. Tu svarbiau nei visi turtai.
nei visos galimybės, kurias gali suteikti šis pasaulis. Tu esi daugiau ir svarbiau, Jėzau. Mūsų širdis gręžiasi į Tave. Mes atsigręžiame Tave, Jėzau. O Dieve, kėra mananai kerete, o rafina maharate. Visi pasaulio turtai neatstos Tavęs. Visa šio pasaulio valdžia neatstos Tavęs. Visi šio pasaulio lobiai neatstos Tavęs, nepakeis. Jei turiu Tave, turiu viską, Jėzau. Tu mano širdies troškimas. Tu mano širdies troškimas, širdies ilgesys. Širdies ilgesys, Dieve. Tu esi mano širdies ilgesys. Ilgiuosi Tavęs, trokštu Tavęs, laukiu Tavęs. Tavęs, mano Jėzau. Tavęs, mano Jėzau. Mano mylimasis. Mano jaunikis. Mano ramybė. Mano gyvenimo prasmė tai Tu. Mano gyvenimo tikslas tai Tu. Tik Tavęs, tik Tavęs, tik Tavęs, Jėzus. Tik Tavęs, tik Tavęs, tik Tavęs. Tik Tavęs trokštu, tik Tavęs noriu. Tik Tavęs šaukiuosi. Tu gyvenimas, Tu šaltinis. Tu šaltinis. Meilės šaltinis. Ramybės šaltinis, gyvenimo šaltinis. Dieve, mes gręžiamės į Tave. Mes sakom, kad čia ir dabar nieko kito netrokštam. Tik Tavęs, tik Tavo prisilietimo, tik Tavo artumo. Dieve, trokštam Tavęs, trokštam Tavęs, trokštam Tavęs, nieko kito, tik Tavęs. Tik Tavęs, Jėzau, tik Tu esi. Tu virš visko, Tu virš visko, Tu slapčiausias širdies troškimas. Tu giliausias mano širdies troškimas. Su Tavim noriu gyventi per visas mano gyvenimo dienas ir amžinybėje. Su Tavim susijungti, su Tavim vaikščioti, Tavyje gyventi, Tavyje džiaugtis. Halleluja, rena neherede. Halleluja, rena neherede. Iera mana neherede, ralara baralara greherede. O rašara maralara raharadaralara greherede. Jėzau, šaukiuosi Tavęs. Šaukiuosi Tavęs iš gylybių. Šaukiuosi Tavęs. Šaukiuosi Tavęs. Tu mano džiaugsmas. Tu mano akių šviesa. Tu mano gyvenimas. Tu mano viskas. Tu mano viskas, Jėzau. Bečiari gerala grisiri. Rekere gerala grasa rankara grogrande. Yara mana nakada yamakade. Yera mana nakara darala brosorogi. Ora šibari girdi. Šauk iš visų jėgų. Šaukis jo iš visos širdies. Šaukis jo, nesidrovėk. Šaukis jo. Nes tas šauksmas, troškimas sustabdo. Troškimas atkreipia jo dėmesį. Ora šyra baralara grisiriki. Šauk, kaip Bartimiejų šaukė. Šauk savo širdyje, savo viduje. Šauk. Paleisk savo balsą. Šaukis Jėzaus. Sakyk, Jėzau, ateik, man reikia Tavęs. Man reikia Tavo prisilietimo. Man reikia Tavęs. Man reikia Tavęs, Jėzau.
Mano širdis šaukia, mano dvasia trokšta, kaip sausa ir išdžiūvusi žemė be vandens. Mano dvasia trokšta tavęs. Jėzau, Jėzau, Jėzau. Trokštu tavęs, mano Dieve, mano viešpatie, mano gyvenime, mano akių šviesa. Trokštu tavęs, trokštu gyvybės. Trokštu gyvybės, Dieve, trokštu atsidavimo, trokštu pasiduoti tau, ištirpti tavyje, pranykti tavyje, kad nebe aš gyvenčiau, bet gyventų manyje Dievas, kad nebe aš gyvenčiau, Dieve, bet tavo dvasia gyventų per mane, tavo dvasia kalbėtų, tavo dvasia veiktų. Trokštu atsidavimo, trokštu atsiduoti, pasiduoti. Visiškai, Dieve, kesikena mechetei, kera kesikena mesikaja, kera kesikena machatei, jera manane hiridira lara grohoro doroloro grendirigi. Tavęs, Jėzau, tavęs, Jėzau, tau, Jėzau, atsiveriam, tau atveriam šitų namų duris, šitos bažnyčios duris. Tau atveriam, viešpatie. Tu esi šeimininkas šitoje vietoje. Ir tavęs pakanka. Tavęs pakanka. Kai tu esi čia, mums nieko netrūksta, Dieve. Kai tu esi čia, mes patenkinti. Mes laimingi, nes tu patenkini giliausias mūsų širdies troškimus. Tu atsakai slapčiausius mūsų poreikius. Tu, viešpatie, viską žinai. Ir mano širdis nėra paslėpta nuo tavęs. Tu viską žinai, tu viską žinai. Tu žinai, kur aš šlubuoju, kur man reikia sutvirtinimo. Tu žinai, kur aš prašaunu pro šalį, tu žinai, kai nusigąstu, tu žinai, kai man reikia tavo padrasinimo. Tu viską žinai ir tu esi šalia. Tavęs daugiau negu pakanka, tu viską pripildai savimi, tu viską pripildai, viešpatie. Tu esi mūsų atsakymas, tu esi šitos žemės atsakymas. Jėzau, meseri keralara graharande, Alleluja, ranane kerendera renderege, Iera manano horodororo brisiri garalara baharandera renderege. Tu esi viskas, tu esi man viskas, tavęs daugiau negu pakanka, tu esi man viskas. Tu esi mano lobis, oro mano neherentė, lobis, dėl kurio verta išsižadėti visko ir viską parduoti, kad tik įgyčiau tave, kad tik įgyčiau tave, kad tik turėčiau tave, kad tik nešiočiau tave. Tu esi mano viskas, Jėzau, tu esi mano viskas, tave aš šaukiuos, tave aš šaukiuos, ora mano neherentė. Man reikia mano Dievo, man reikia mano Dievo, man reikia mano Dievo. Ora šibarigirida. Dieve, ateik ir šeimininkauk šituose namuose, mano širdyje, soro mano neherentėjai. Šeimininkauk mano širdyje, mano gyvenime, šeimininkauk šituose namuose, nes tu mano viešpats. Tau priklausau, viskas, kas esu, viskas, ką turiu, viskas priklauso tau, Jėzau. Viskas yra tavo ir iš tavęs ir tau. Alleluja, raname kerendėjai. Tu daugiau negu pakanka, tu daugiau negu pakanka, tu daugiau negu pakanka. Ir jei turiu tave, man nieko netrūksta, nieko nestokoju, kai turiu tavyje. Kai turiu tave, Jėzau, kai gyvenu tavyje, Jėzau, kai gyvenu tavyje, mano Dievas, sono meserikėjai,
Tu esi man viskas. Tu esi man viskas, tu mano palaiminimas, tu mano gyvenimo šaltinis, tu mano gyvenimo prasmė. Jėzau, 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 Jėzau Meserekė, Jėzau Mesijau, Jėzau Mesijau, Jėzau Mesijau, Jėzau Mesijau, man reik tavęs šiandien, man reik tavęs šiandien, man reik tavęs šiandien, man reik tavęs šiandien, man reik tavęs šią akimirką, man reikia tavo balso, tavo žodžio, tavo prisilietimo, tavo apkabinimo, man reikia tavęs, man reikia tavęs. O rašybari girdį, man reikia tavęs viso. O rašybari girdį ir laragrasarangė, man reikia tavęs viso. O rašybari girdį, kad tu ateitum ir užvaldytum mane, kad tu ateitum ir viešpatautum mano širdyje, kad nežiūrėčiau nei į kairę, nei į dešinę, nei aukštyn, nei žemyn, nei į aplinkybės, nei į žmonės, bet žiūrėčiau tik į tave, Jėzau, tik į tave, mano Dieve. Aleliuja, tu esi viskas, tu brangesnis už perlus, už visus turtus. O rašybari girdį, tu brangesnis už visus šios žemės turtus, už viską, ką žmogus kada nors galėjo įsigyti už pinigus. Tu brangesnis, tu brangesnis, tu brangesnis. Jėzau, Jėzau, be tavęs mes pražuvę, be tavęs mes pražuvę, be tavęs mes niekas, be tavęs mes tuščias indas, be tavęs mes skambantis cimbolas, bet tu, Viešpatie, pripildai, tu užpildai tuštumą savimi, tu suteiki gyvenimo prasmę, tu suteiki gyvenimo džiaugsmą, tu esi viskas, Jėzau, tu esi viskas, tu daugiau negu pakanka, tu esi Dievas su pertekliu, tu esi Dievas su pertekliu. Halleluja, halleluja, halleluja. Tėra mano nesirinkėjai, tu atsakai visus troškimus, visus poreikius. Tu patenkini kiekvieną mūsų stoką, tu pripildai. O rašybari girdyrila ragrisirigi. Ten, kur buvo luoša, tu išgydai, kur buvo kreiva, tu ištiesini, kur buvo trūkumas, tu pripildai, kur buvo perteklius, tu nubrauki. O rašybari girdys, įnomesirenkė, tu padarai mane visą, tu padarai tu esi mano pilnatvę, tu esi mano pilnatvę, tu pripildai mane visą. O rašybari girdyrila ragrisirigi. Tu suteiki pilnatvę, tu suteiki vientisumą. Aš sakau vientisumas širdį, vientisumas dvasioje, vientisumas gyvenime. O rašybari girdyrila rabrisinkana neherindai. Aleliuja, rana meherindai. Visus kelius tu išlygini, visus takus padarai tiesus. Kiekvieną daubą pripildai, kiekvieną kalną nulygini. Aleliuja. Palaimintas ateinantis Viešpaties vardu. Palaimintas tas, kuris turi visą valdžią, visą jėgą. Palaimintas tas, kuris turi teisumo skeptrą. Palaimintas avinėlis sėdintis soste, kuriam duota viešpatauti, kuriam duota valdyti tautas. Palaimintas Viešpats, palaimintas mūsų Dievas, sonomesere kerala grisirigi. Palaimintas Viešpats, kuris viešpatauja, kuris ateina valdyti, kuris geležinė lazda valdo tautas. Palaimintas avinėlis, avinėlis, kuris buvo paskerstas, kuris prisikėlė ir kuriam duota valdyti, kuriam duota viešpatauti.
kuris turi valdžią, kuris turi valdžią, kuris turi valdžios skeptrą. Ir šiandien jis viešpatauja danguje, žemėje ir po žeme. Ir šiandien nėra nei vieno kūno, nei vienos dvasios, kuri išdrįstų jam nepaklusti. Aleliuja, šlovė, 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 šlovė gyvenančiam per amžius, šlovė gyvenančiam per amžius, šlovė gyvenančiam per amžius, šlovė sėdinčiam soste ir avinėliui, šlovė sėdinčiam soste, šlovė avinėliui sunamėse regė, šlovė avinėliui sunamėse regė ralaragraharadė, šlovė tam, kuris buvo, kuris yra, kuris ateina, jam šlovė per amžių amžius, jam šlovė per amžių amžius, jam gieda visa žemė, jam gieda visa kūrinyje, jam gieda visa kūrinyje. Visi, kas turi lūpas, kiekvienas liežuvis išpažįsta, kad Jėzus yra viešpats. Jis yra viešpats, taip ir amen. Jis yra alfa ir omega. Jis pradžia ir pabaiga, jis buvo nuo pradžių. Ora šiberi girdį, jis viską sutvėrė ir jis viską atbaigs. Jis padarys teismą kiekvienam sukilimui, kiekvienam išpuikimui. Jis padarys teismą kiekvienam, kuris sukyla prieš jį, kuris išpuiksta, kuris grasina. Ora šiberigy, taip jo teismas ateina. Teismas jo rankose. Teismas jo rankose. Jis ateina. Jis ateina. Jis ateina. Jis ateina su debesimis, su liudytojų debesimis. Jis ateina, kad viešpatautų, kad įtvirtintų savo karalystę šitoje žemėje. Jis ateina, taip jis ateina, jis ateina, jis karaliauna. Jis karaliauna, sanamesere keralara grisirigi, šera mana nosoro korolora brasarankaralara brekerede. Jis karaliauna, avinėlis karaliauja, avinėlis karaliauja, avinėlis vainikuotas. Jam suteikta visa valdžia ir galybė, jam suteikta jėga teisti. Ora šiberi giridiralara brisiringilara beralara grisirinkaya. Jam suteikta valdžia išteisinti ir pasmerkti. Ora mana neherenderalara beralara grisiriki. Jis vienintelis, vienintelis, vienintelis teisingas teisėjas, vienintelis Dievas, sonomachara daralara grisiriki. Hallelujah, ramane heredera grogorode. Ye ramana no korondorora beradara grisirigi. Shira manana sara karala grasarage. Jis tarė ir išsipildė. Jis tarė ir atsirado. O rašiberi giridira beradara grisirigi. Jo lūpose dviašmenis kalavijas, kuris teisia širdies sumanimus ir mintis. Jo lūpose dviašmenis kalavijas, kuris teisia, kuris atskiria. O rašebere geredera brasaragi. Halleluja, 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 halleluja. Jera mana nosorongoroloro brisirigi. Halleluja, ranna mesere gerala brasaragi. Halleluja, ranna neherende. Hallelujah, ramane herede. Hallelujah, diere kirala rehede. O ramane herende herede. Hallelujah, ramane herede. He's not worried. He's not worried. Dieve, tau rūpi mūsų gyvenime, mūsų likimai. Ora šiberi girdį.
Dieve, be tavo valios, nei žvirblis nekrenta žemė. Ura mana nehirendė. Ura meravara grisirigi. Nei vienas mūsų plaukas nenukrenta tau nežinant. Tau rūpi, Viešpatie. Tu esi už mus, tu esi mūsų pusėje. Tau rūpi, tau rūpi, tau rūpi, Viešpatie. Tu laikai mus savo delne. Tu laikai mus savo delne ir tu rūpinės. Tu palaikai, tu atsakai. Nėra tokios akimirkos, kai tu mus pamirštum, kai tu būtum užmiršęs savo vaikus, savo žmonės. Tau rūpi, Viešpatie. Tau rūpi. Tu nuostabus Dievas. Tu gyvas karalius. Tu gyvas Viešpats. Tu tas, kuris suteikia gyvybę, kuris esi šiandien ir per amžius, kuris visą darai naują. Taip, Dieve, šiandien tu darai naują, nes tu taip panorėjai. Tu esi tas, kuris gyvas, kuris buvo vakar, kuris yra šiandien ir kuris ateina, kuris ateina. Ir Viešpatie, mes laukiam tavęs, laukiam tavęs, laukiam tavęs, laukiam tavo pripildymo, laukiam tavęs. Dieve, kaip gera būti tavyje ir su tavimi. Kaip gera žinoti, kad viskas priklauso nuo tavęs, nuo tavo gerumo. Ir tu esi geras Dievas, kuris neamžinai rūstauja, kuris sužeidžia, bet ir pagydo. Kaip gera būti tavyje, būti su tavim, būti surištam su tavim. Vienos dvasios, vienos minties. Ura mana nehirindį, būti tavyje, būti su tavim, būti tavo apsuptam, tavo palaimintam. Viešpatie, mes dėkojam tau, tu savo sūnų atidavei už mus, tu atidavei savo sūnų Jėzų, atidavei jį mirčiai ir kryžiaus mirčiai, kaipgi tu visko nepridėtum kartu su juo. Ura šibari giridyje. Jeigu nepagailėjai sūnaus, tai aišku, kad ir nieko kito tau negaila, nes nėra nieko brangesnio už tavo sūnų. Tu jo nepagailėjai, tu jį atidavei mums. Tu mums atiduodi karalystę. Tu atidavei pats save, Viešpatie. Aleliuja, reikiredė. Aleliuja, reikiredė. Mes dėkojam tau, Dieve, už šitą dovaną, už brangią auką, už tavo sūnaus kūną, už jo kraują, kuris mums dovanoja, per kurį mums dovanota karalystė, per kurį mes tapom Dievo namiškiais ir jo šeimos nariais, per kurį mes šaukiame Abba Tėve. Mes dėkojam tau, Viešpatie, ir šiandien laiminam duoną ir taurę. Laiminam duoną ir taurę, žinodami, kad mes esame tavo, mes esame tavyje. Mes esam karalystės vaikai ir priklausom tau. Ačiū tau, Dieve. Dėkojam tau už šią brangią dovaną. Dėkojam tau už šią brangią dovaną. Viešpatie mūsų Dieve, amžinybės karaliau. Garbinam tave. Dėkojam už tavo kraują, už tą vienybę, už dvasią, kuri išlieta mūsų širdyse. Mes esame tavyje ir tu mumyse. Ir šita duona yra liudijimas, kad tu mumyse, kaip duona tampa mūsų kūnu, taip mes tapome tavo kūno dalimi. Ačiū tau, Dieve.
Labas rytas, su kuo aš nesisveikinu. Šiandieną kalbėsiu tokią svarbią temą. Bet prieš tai tokį klausimą noriu pasakyti, užduoti. Ar Lietuva krikščioniškas kraštas? Šypsasi. Nu, žmonės sako, kad krikščioniškas, ne? Tai gerai, ką? O ką Dievas sako? Nežinau, tai vat įdomu. Tai gerai, šiandien pradėsiu nuo pranašo Jonos. Žinomas toks Senojo testamento pranašas, jo vardo reikšmė yra balandis. Ir gyveno jisai kažkur gal 8 amžius iki Kristaus. Išliko jo vat knyga, ten vieni sako, kad jis, kiti gal sako, tie jūreiviai netgi parašė, kurie plaukė su juo, bet greičiausiai jisai pats parašė. Na, aš tikiu, kad šitą knygą tikrai esat ne vienas perskaitę, daug maž susipažinę, jinai labai trumpa, 4 trumpi skyriai. Labai įdomus charakteris yra Jonas. Linksmas pranašas, kuris bėgo, Dievas jam sako, eik ten, jisai į priešingą pusę eina. Šiek tiek juokingas. Atsiversiu. Kur tas Jonas išplaukęs, dabar man reikia susirasti čia taip staigiai. Gerai. Viešpats tarė Amitajo sūnui Jonai, eik į Ninevę didį miestą ir šauk prieš jį, nes jų nedorybės pasiekė mane. Jona pakilo, kad bėgtų nuo viešpaties į Taršišą. Jisai pasiekė į Jafą, kur rado laivą plaukiantį į Taršišą, sumokėjo už kelionę, įsėdėsi ir su kitais plaukė į Taršišą nuo viešpaties akivaizdos. Tai taip pat įdomu. Tik pasakė ir jisai už kuprinės visai kitą pusę. Viešpatie, gerai, aš leisiu. Nu ką tada, kai vaikai užsispyrė, tai ten, jis išplaukė ir Dievas pasiuntė smarkų vėją. Ten pradėjo skęsti laivas krovinį, išmetė visus krovinis jūreiviai. Ir kapitonas sako, kiekvienas šaukimės savo Dievo, gal pasigailės mūsų. Ten visi jūreiviai pradėjo jau šauktis, kas kiek ten dievų pažinojo, o kapitonas nusileido žemyn į laivo ten į kajutę, o ten Jona kietai miega, ten bangos, ten vienu žodžiu laivas skęsta, jisai kietai miega. Kapitonas sako, kas tau negerai, ko tu miegi, mes skęstam, ateik melstis. Sako, kaip tu gali miegoti, kelkis, šaukis savo Dievą, gal jisai prisimins mus ir mes nežūsim. Po to jie kalbėjosi. Ir sako, eikim, meskim burtą, kuris iš mūsų kaltas dėl šitos nelaimės. Žodžiu, burtas krito Jonai. Tada Jona papasako. Jam uždavė klausimus, iš kur tu, kas tu, kuom tu užsijėmi, iš kokios tu tautos, ir taip toliau. Ką tu čia žinai, nes jeigu burtas jau, tai aš hebrajas, sako, tai ir garbinu viešpatį, sako. Nieko blogo nedarau, esu hebrajas, garbinu viešpatį, dangaus Dievą, kuris sukūrė jūrą ir sausumą. Tie vyrai labai išsigando ir klausinėjo, kodėl tai padarei. Jie žinojo, kad jisai bėgo nuo viešpatės, nes jis jiems buvo tai papasakojęs. Ką mes turim, sako, su tavim daryti? Sako, paimkit ir meskit mane į jūrą. Nes kitaip, sako, jums bus visiems blogai. Kapėc. Ir išmetė jį į jūrą ir tada jūra nurimo. Ir tie vyrai labai išsigando. Viešpaties aukojo viešpačiui aukas ir davė įžadus. O viešpats paruošė didelę žuvį Jonai praryti. Jis išbuvo žuvės pilve 3 dienas ir 3 naktis. Ir antras skyrius yra tokia poetinė jo malda. Ir visgi Jona, tai jis toksai buvo veikėjas. Jis ir poetiškai kalbėjo, greičiausiai gal ir
buvo Dovydo psalmės jau girdėjęs, skaitas, nes gražiai labai meldėsi ten banginio pilve, Dievas jo pasigailėjo, išspjovė tiesiog po trečią dieną. Viešpats įsakė ir žuvis išspjovė Joną ant kranto. Viešpats tarė Jonui antrą kartą, eik į Ninevę, didį miestą ir skelbk jiems, ką tau liepiau. Matot, kaip yra, sako, yra užsispyrusių žmonių, ne? Bet labiau užsispyrusio už Dievo nėra. Vis tiek, Dievas, gerai, neik, bet vis tiek, tada antrą kartą kreipėsi. Gali ten lakstyti, gali atsidurti banginio pilve, aplink tavo galvą gali apsivynioti žolės. Ten įsivaizduoju, koks ten turinys buvo banginio pilve. Ten turėjo būti tikrai ir smagus, ir vaizdai smagus, gražus. Tada Jona jau po šito viso Jona pakluso. Ir 3 skyriui, 3 eilutė. Pakluso Viešpaties žodžiui, ėjo į Ninevę, kuri buvo labai didis miestas, reikėjo 3 dienų pereiti. Jona ėjo per miestą 1 dieną ir jisai skelbė, dar 40 dienų ir Ninevė bus sunaikinta. Ninevė žmonės patikėjo Dievu ir paskelbė pasninką, nuo mažiausio iki didžiausio apsisiautė šutinį. Kai ta žinia pasiekė Ninevės karalių, jisai pakilo iš savo sosto, nusivilko savo drabužius, apsisiautė šutinį, atsisėdo pelenuos ir išleido Ninevei tokį įsakymą. Karalius ir jo didžiūnai skelbė, žmonės ir gyvuliai, galvijai ir avys privalo pasninkauti. Visa Ninevė pasninkavo. Galite įsivaizduoti? Nuo mažiausio iki didžiausio. Žmonės ir gyvuliai turėjo apsidengti ašutinėmis ir garsiai šauktis Dievo, atsisakyti piktų kelių ir smurto. Kas žino, gal Dievas pasigailės mūsų, atsileis jo rūstybę ir mes nežūsime. Dievas pamatęs, kad jie atsisakė savo piktų kelių, gailėjosi jų ir neįvykdė to, ką buvo jiems įsakęs. Jonai tai labai nepatiko ir jisai supyko ir jisai meldėsi. Ak Viešpatie, argi aš tau nesakiau, kai dar buvau savo krašte. Dėl to aš ir bėgau, sako, nuo tavęs, nes aš žinojau, kad tu esi maloningas Dievas, gailestingas, lėtas pykti, didžiai geras ir susilaikai nuo bausmės. Žinai, sako Viešpatie, todėl geriau aš, sako, meldžiu, paimtų mano gyvybę, nes man yra geriau mirti negu gyventi su tokiu charakteriu šitoj žemėje. Sunku man, Dieve, mes nesusikalbam su tavim. Viešpatie, tu kalbė apie ratus, o aš apie batus. Aš čia taip juokauju, bet man tiesiog skaitau šitą istoriją ir jinai man iškelia šitos dalykus, tokią nuotaiką. Ninevė iš tikrųjų buvo didelis miestas, buvo Asirijos sostinė, tokia buvo iškilusi imperija tuo metu. Ir jinai buvo grėsmė Izraeliui. Izraelis buvo mažas, palyginti su Asirijos, ta visa didybė. Ninevė buvo religinis centras ir Izraelis bijojo Asirijos, tos kylančios grėsmės, nes ta Asirija nuolat grasino, suprantat? Čia galbūt kažkiek panašiai, Lietuva tokia maža ir ta Rusija tokia didelė. Tarkim, jeigu paimsim, ir visą laiką ta grėsmė kažkokia yra. Ir Jona, kai vaikščiojo po Ninevę, jisai skelbė, dar 40 dienų ir Ninevė bus sunaikinta. Ir aš galvoju, jisai džiaugiasi savo širdį. Eina ir sako, dabar tai jau jūs šakės jums, 40 dienų. Bet žinokit, 40 dienų ir jums bus blogai. Jisai sako, būsit sunaikinti. Nors viduje jis ir galvoja, Dieve, tu tikrai sunaikinsi, tu čia? Kalbi tik. 40 dienų. 40 toks skaičius. Žiūrėkit, Izraelis vaikščiojo dykumoje 40 metų.
per tą laiką išmirė visa netikinti karta, kuri buvo išėjusi iš Egipto. Ir praktiškai, sakyčiau, Izraelyje numirė Egiptas. Visas Egipto mąstymas, pasaulietinis tas mąstymas. Vat reikia laiko tam tikro tarpo, kad pasaulio mąstymas numirtų mumise. Tai vat Izraeliui reikėjo 40 dienų, metų vaikščioti po dykumą. Mozė ganė 40 metų avis. Jis irgi buvo iš Egipto pabėgęs ir jam reikėjo, kad tas Egiptas iš jo išeitų. Jam prireikė 40 metų. Mozė 2 kart po 40 dienų pasninkavo. Ir 40 dienų laiko tarpas yra ganėtinai ilgas. Ir matot, Dievas, dar ir čia, aišku, jis yra geras, jisai perspėja, kai jisai ruošiasi kažką daryti miestui, tautai, o ten gyveno daugiau negu 120 000 žmonių. Tai gana didelis tuo laiku didelis miestas. Jeigu per 3 dienas per jį reikėjo eiti. Dievas nieko nedaro prieš tai neįspėjęs. Ir va čia labai svarbi, va ypač Seno testamento laikotarpyje yra mintis, kad Dievas kalba pagonių tautai. Supranta? Ne žydams, išrinktai tautai, bet būtent iš tos tautos paima ir siunčia savo pranašą pas pagonišką tautą, kurios nori pasigailėti. Ir religingo, ir pilna nacionalistinių tokių pažiūrų, kuris tik Izraelis ir daugiau nieko nėra, visa kita yra nešvaru, suprantat? Visa kita te prasmenga, tai pagonis ten jie, iš jų nieko ten gera, jie ten stabus garbina, tuštybės ir panašiai. Jisai buvo, sakyčiau, tiek toks nacionalistas ir dar religingas, suprantat? Bet Dievas labai ramiai, jisai myli Joną ir jisai jo kaip su vaiku, jis tiesiog gražiai ten bendrauja, šneka. Kad Dievui rūpi kitos tautos irgi, aš paskaitysiu vieną įvykį iš Apaštalų darbų knygos. Apaštalų 10 skyrius nuo 1 eilutės. Cezarėjoje gyveno vyras vardu Kornelijus, vadinamas italų kohorto šimtininkas. Jis buvo dievotas ir draugė su namiškiais bijojo Dievo, gausiai šelpė žmonės, nuolat meldėsi Dievui. Ir kartą apie 9 valandą regėjime jisai aiškiai išvydo pas jį ateinantį Dievo angelą, kuris tarė: Kornelijau, tas pažvelgiai išsigando, paklausė, tai kas yra Viešpatie? Šis jam atsakė: tavo maldos, gailestingumo aukos pakilo Dievo akivaizdon ir jis tave prisiminė. Dabar siųsk vyrus į Jopę, pasikviesk Simoną, vadinamą Petru. Ir čia aš jau visko neskaitysiu. Siunčia jau Petrą, kad atsivestų, kuris kažkur netoliese ten buvo. Po to, kai angelas pasitraukė, Kornelijus pasišaukė 2 tarnus ir 1 pamaldų kareivį iš nuolat šalia esančių valdinių. Aš matau, tas šimtininkas buvo tikintis ir dar turėjo 1 kareivį. Kareivis irgi buvo, jeigu mūsų kalba, tai įtikėjęs. Reiškia, ten matyti iš 100 kareivių buvo 2 tikintis, 2 įtikėję, arba atgimė iš aukšto. Tai buvo šimtininkas ir dar kitas, nepaminėtas jo vardas. Tai va, siunčia, kad atvestų Petrą. O tuo metu, kai tie buvo pasiusti, Petras išėjo pasimelsti ant plokščiastogio, ten pietuose, ten ant stogo, ten išėjo, jis atsisėdo, norėjo melstis ir tada jisai pamatė regėjimą. Jį ištiko dvasios pagava. Vat aš čia skaičiau neseniai apie Joną, kurį irgi buvo ištikę Patmos saloj dvasios pagava. Petrą taip pat buvo ištikę dvasios pagava. Dvasios pagava gali ištikti tave ir mane, ir aš linkiu, kad kartais ištiktų ir mes pamatytumėm, kad
kad Dievas parodytų. Kartais reikia, ne, kažkokio prieiškimo. Tai vat Petrui reikėjo, kad įbiškai dvasia pagautų. Ir jisai pamatė ten tokią maršką, tokią staltiesę, kad ir ten buvo pilna visokių keturkojų, laukinių žvėrių, roplių ir dangaus paukščių. Ir pasigirdo balsas: kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk. Petras atsakė: jokių būdų, Viešpatie, aš niekuomet nieko nesutepta ir nešvaraus nevalgiau, Viešpatie, baigta. O balsas antrą kartą tarė: ką Dievas apvalė, to nevadink suteptu. Ir taip 3 kartus pasikartojo ir tada tas padėklas ar staltiesė pakilo į dangų. Ir tas pradėjau, galvoju, ką čia reiškia, tas regėjimas toksai. Ir tada ateina šitie tuk, sveiki, čia svečiuojasi Petras, tie tarnai šimtininko. Taip, jis papasakoja ir tada sako, keliaujam pas šimtininkas kviečia, kad tu irgi atvyktum. Ir jie išvyksta, Petras dar su keliais žydais iš Jopės, jie keliauja iš šimtininko namus. Ir kai jie atvyko, Kornelijus jau jų laukia. Jis buvo susikvietęs giminės ir artimiausius draugus. Žodžiu, ten buvo nemažai žmonių, nežinau kiek, Biblija nepasako. Ir Kornelijus pasitiko įeinantį Petrą, puldamas po kojų ir išreiškė jam pagarbą. Matot, kaip jisai gerbė Dievo žmogų. Petras pakėlė Kornelijų ir tarė: kelkis, juk ir aš esu žmogus. Ir tada Petras sako: žinot, žydui nevalia bendrauti ar užeiti pas svetimtautį, bet Dievas man parodė, jog negalima jokio žmogaus laikyti suteptu ar netyru. Va čia yra labai svarbi tiesa. Todėl sako, aš ir atvykau neprieštaraudamas. Taigi dabar klausau, ko jūs mane čia pakvietėt. Ir tada vėl ta pati istorija. Kornelijus papasakojo, kaip jisai pasninkavo, meldėsi ir sako, kaip atėjo angelas, kaip jisai. Ir jis sako, liepia tave pasikviesti. Tada Petras pradėjo kalbėti, atvėręs lūpas pasakė: iš tiesų aš dabar suprantu, kad Dievas neatsižvelgia į asmenis ir jam priimtinas kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisiai gyvena. Va matot? Kiekvienos tautos yra Dievui priimtinas žmogus, kuris jo bijo ir teisiai gyvena. Petras tada paskelbė Evangeliją, aš čia dabar praleisiu. Ir tada Petrui dar tebekalbant, šventoji dvasia nužengiant visų, kurie klausėsi žodžio. Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonėms buvo išlieta šventosios dvasios dovana. Jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir aukštinant Dievą. Tuomet Petras tarė, ar galėtų uždrausti pasikrikštyti jiems vandeniu, šiems, kurie kaip ir mes gavome šventąją dvasią. Ir buvo pakrikštytas Kornelijus, visos giminės, ten namai ir kareiviai, ten, kurie buvo tarnai, ten, žodžiu, ten buvo didelė šventė tą dieną. Ir va čia yra tas momentas, kai jau legaliai ar oficialiai atsidarė duris pagoniškoms tautoms, kad Dievo karalystė ateitų ir į visas pagonių tautas. Jeigu kai aš skaičiau dar Jonos knygoje apie Ninevę, tai ten jau irgi, matot, Dievas yra lygiai toks pat. Jau ir tada jis pasigailėjo Ninevės. Nes nineviečiai išgirdo, atsisakė piktų darbų, jie atgailavo, Dievas jų pasigailėjo, nors prieš tai buvo tikrai nusprendęs, kad jisai sunaikins. Bet jie atgailavo, suprantat, jie atsisakė. Jie paklausė Dievo pranašo, ir Dievo rūstybė nusisuko nuo Sirijos, nuo Ninevės. Bent jau tuo metu. Atsisakyti piktų darbų. Kas tie pikti darbai? Tarkim, pranašas Izaijas 59 skyriuje, jisai taip rašo. Viešpaties ranka nesutrumpėjo gelbėti ir jo ausis neapkurto girdėti. Bet jūsų nusikaltimai atskyrė jūs nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmes uždengė jo veidą, todėl jis ir nebegirdi. Jūsų rankos suteptos krauju, o pirštai nusikaltimo. Jūsų lūpos kalba melą, o liežuvis kartoja neteisybę. Nei vienas neieško teisingumo ir negina tiesos.
pasitiki tuštybę ir kalba melus, pradeda vargą ir pagimdo nusikaltimą. Sako, jie peri gyvačių kiaušinius, audžia voratinklius, kas valgo jų kiaušinius, tas miršta, kas tokį kiaušinį sudauža iš jų, iššoka angis. Jų audiniai netinka drabužiams, jais neįmanoma prisidengti, jų darbai pikti ir jų rankos smurtauja. Va tokia buvo situacija tom pranašo Izaijo laikais, kai jis gyveno, va, atrodo, Dievo tauta Izraelė, o ten vyko pikti darbai. Sako, niekas teisingumo neieško. Pasitiki tuštybę, kalba melus. Sako, audiniai netinka drabužiams, neįmanoma prisidengti. Ta prasme, gal ir mados panašios, kaip ir sako Ekleziastas, nieko naujo nėra pasaulyje. Ten gal irgi tokios mados, kad, lyg apsirengęs, lyg neapsirengęs. Bet esmė, kad jie neišsigynė, jie neišsižadėjo. Ir aš dabar neminėsiu visų tų istorinių vingių Izraelio tautoj, bet Dievas vis siųsdavo pranašus. Jie kalbėdavo ir kalbėdavo šitai tautai. A jie muždavo tos pranašus ir muždavo, vydavo ir vydavo. Būdavo pakyla karalius, koks Dievo baimingas, padaro reformą, tauta pradeda klestėti. Po to ateina jo palikuonis, jau pradeda daryti piktus darbus, Dievas nusisuka vėl. Ir va taip eidavo ir eidavo. Ir pranašas sako, mes nusidedam, išsiginam viešpaties, nusigrėžiam, nesekam paskui savo Dievą. Kalbame apie priespaudą ir maištaujame, priimam melus ir džiaugiamės. Tiesos nėra, kas šalinasi pikto, pats yra apiplėšiamas. Viešpats tai matė, jam nepatiko, kad nesilaikoma teisingumo. Viešpats matė ir stebėjosi, kad nebuvo žmogaus, kuris užtartų. Jo ranka jį išgelbėjo, jo teisumas jį palaikė. Jis užsidėjo teisumą kaip šarvą ir išgelbėjimo šalmą ant savo galvos. Jis apsirengė keršto drabužiais, apsisiautė uolumu kaip apsiaustų. Ir čia pranašystė yra apie mūsų viešpatį Jėzų. Nebuvo. Ir šiandien užtarėjų. Dievas ieško tautoje užtarėjų. Kiekvienoje kartoje Dievas ieško užtarėjų. Kas pagaliau bus sąžiningas su savim, kas pagaliau pradės kalbėti tiesą. Ir čia, sako, Dievas apsisiautė keršto drabužiais. Žinot, aš šiek tiek noriu paliesti keršto temą šiandieną. Apie kerštą pakalbėti. Prieš porą savaičių, gal prieš kažkiek tai laiko, dabar tiksliai negaliu prisiminti, bet Dievas iškėlė man, kai meldžiausi, aš meldžiuosi už mūsų žemę, aš meldžiuosi už čia, kur aš gyvenau, šitą teritoriją. Meldžiuosi už Lietuvą, nes šitoj tautoj gyvenu. Ir man iškilo kerštas. Kerštas yra tremtiniai, yra žmonės, kurie buvę tremti, ištremti. Mes žinom visas tas represijas, kaip daug lietuvių buvo išvežti dar prieš Antrą pasaulinį karą, jau buvo kai atėjo sovietai, buvo ištremti, buvo pirmos bangos į Sibirą. Ir to viena iš pirmųjų bangų buvo mano senelis, kuris buvo ištremtas ir jisai Komija tokia yra, Komijos Respublikoje ten, jisai tenais ir mirė, tais pačiais metais ir mirė. Ir įvairių yra duomenų, bet manoma, kad į Sibirą ir kitas Sovietų Sąjungos teritorijas buvo ištremta apie 130–140 tūkstančių lietuvių per 13 tremties nuo 40 iki 53 metų, tame tarpe. Norėjo iš tikrųjų daugiau, gal 15% ištremti žmonių, bet biškai mažiau gavosi. Ir aš čia tų duomenų daug neskaitysiu. Mirė ten daug kas
daug tūkstančių mirė, pateikė, kad 28 tūkstančiai gal mirė, bet aišku, čia tie skaičiai tokie daug maž panašus. Ir galėjo grįžti į Lietuvą tik po Stalino mirties, po 53 metų. Ir šitas visas įvykis yra vadinamas trauminė patirtis. Trauminė patirtis, suprantat? Šita tauta, jinai yra patyrusi traumą. Vat mūsų senelių karta, kai kurių tėvų, netgi gal tėvai, seneliai, ten kiti vaikai buvo ištremti ir grįžę ir dar po šiai dienai yra gyvi. Ir trauminė patirtis tai buvo trėmimai, persekiojimai. Ir tai yra svarbi dalis Lietuvos istorijos ir visos mūsų tautos atminties. Neskaitant, kiek keliasdešimt tūkstančių dar partizanų buvo, žuvo. Taigi, mūsų tautoj, jeigu tai paimsim, šitoje žemėje, tautoj, toj teritorijoje, čia kur dvasinėme pasaulyje, visame tam mūsų mentalitete galbūt, tai eina iš kartos į kartą, per palikuonis, tai eina per genetiką. Yra prisikaupęs skausmo, pykčio, keršto. Žinot, ir Dievas sako, patys nekeršykite, nes žmogaus rūstybė nedaro teisumo. Palikime teismą teisingam teisėjui, neteiskim nei vieno iki laiko. Kaip rašo Paulius, kol ateis Kristus ir kiekvienas gaus savo užmokestį. Ir mano mintis, ir žinot, aš pasakysiu, aš negirdėjęs esu pamokslo, tai ką aš dabar kalbėsiu, aš nesu girdėjęs nei tokio kvietimo, tokiai maldai, nei panašaus pamokslo. Mums kaip tautai reikia atleisti Rusijos tautai už trėmimus, persekiojimus, žudymus, turto nusavinimą, prievartą. Atleisti. Bet aš kai ir paklausiau susirinkimo, kai pradėjau kalbėti pradžioj, ar Lietuva yra krikščioniška šalis. Nes krikščionybės esmė yra atleidimas. Atleiskite, nes ir jums Dievas Kristuje atleido. Suprantat? Man atleista ir aš lygiai taip pat turiu pasielgti. Ir žinot, aš prisimenu tą palyginimą apie didelę skolą turėjo vienas toks žmogus, ten Jėzus kalbėjo apie dangaus karalystę, sako, čia mato 18 skyrių, nuo 23 užrašyta. Sako, dangaus karalystė yra panašiai karalių, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą atvedė pas jį vieną, kuris buvo skolingas 10 000 talentų. Tai yra milžiniška skola. Ir kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti skolą, valdovas įsakė jį parduoti, jo žmoną, vaikus ir visą nuosavybę, kad būtų sumokėta skola. Tada parpuolęs tarnas jį pagarbino ir tarė, turėk man kantrybės, aš viską tau sugrąžinsiu. Pasigailėjęs tų tarną, valdovas paleido ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas sutiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų. Ir nutvėręs smaugė, atiduok skolą. Puolęs ant kelių jis maldavo, turėk kantrybės, aš viską sugrąžinsiu, bet tas nesutiko, ėmė ir įmetė į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo, papasakojo valdovui, kas įvyko. Tas pasišokęs, ta tarna sako, nedoras tarne, aš visą tavo skolą tau dovanojau, nes labai manęs prašai. Argi neturėjai pasigailėti savo draugą, kaip aš tavęs pasigailėjau? Ir užsirūstinęs valdovas atidavė jį kankintojams, iki sugrąžins visą skolą. Taip ir mūsų dangiškas tėvas pasielgs su jumis, jeigu kiekvienas iš širdies neatleisit savo broliui jo nusižengimų. Čia, žinokit, yra labai svarbi tema. Atleidimas yra labai svarbi tema. Ir ta tema, jinai universali. Jinai yra,
Praktiškai, jeigu tu ateitum į bet kurią šeimą, į bet kurį miestą, į bet kurią bažnyčią, į bet kurią tautą ar kartą, ne, visi sakys, oi, tai man tas skolingas, man tas tiek pridaręs, anas man tiek pridaręs. Turbūt nėra, kad kažkas kažkam kažko nebūtų padaręs, skriaudos kažkokios, ten nuskriaudęs, įžeidęs ir panašiai. Ir sako, ir čia tai parodo neatsitiktinai, kad 10 000. Talentas yra kažkur 30 kg svoris. Talentas. Tai įsivaizduokit, dabar padauginkit 10 000 iš 30 kg, tai kiek ten gaunasi tonų. Ir čia, čia nepasakyta talentai, greičiausiai tai buvo auksas ar tai. Tai įsivaizduokit, čia yra milijardas. O čia 100 denarų, tai čia yra, denaras buvo vienos dienos uždarbis tuo metu skaitėsi, 3 mėnesių atlyginimas, įsivaizduokit. Tas buvo skolingas 3 mėnesius, o tas buvo skolingas milijardus. Tam dovanoja milijardus, o tam už 3 mėnesius jisai paėmė, oi netiduosi, smaugia ir į kalėjimą. Žinot, Dievas mums dovanojas yra milijardus. Iš tikrųjų. Tai, ką Kristus padarė dėl kiekvieno iš mūsų, dėl kiekvienos tautos. O aš skaičiau, kad Dievui nesvarbi kokia tauta. Ir jam rūpi pagonių tautos. Jam rūpi žmonės, kurie nepažįsta. Žinot, kaip buvo pasakyta apie Ninevę? Sako, ten vėliau pato, kai Jonas supyko, jis ten išėjo už Ninevės, atsisėdo ant saulės, ten saulė jam svilina viršugalvį, geriau numirsiu, sako, žinai. O Dievas gailestingas paėmė išaugina augaliuką, išauga augalas per vieną dieną ir jam pavėsį padarė. Sėdė jisai. O paskui kitą dieną Dievas pasiuntė kirminą ir tas kirminas pagraužė tą augalą. Ir tasai dar supyko ir sako, žiūrėk, tu pyksti, sako, tu to augalo nesodinai, sako, nei tu jo auginai, žinai, o tu pyksti. O tai sako, kaip tu dėl kažkokio augalo, kurio nei sodinai, nei auginai, pyksti. O tai sako, kaip tu galvoji, 120 000 žmonių, vaikų, mamų, močiučių, senelių, kiek ten visko yra. Sako, kaip tu galvoji, tu dėl jų nieko nepadarai, nei tu ten juos pagimdėjai, nei ką. Tu nori, kad jie visi prasmektų, pražūtų. Dievas sako, aš taip, nedarau. Ir sako, tie nineviečiai, jie neskiria kairės nuo dešinės. Suprantat, toksai buvo dvasinis stovis. Aš kai dabar paliečiau tą atleisti apie trėmimus, persiekimus. Mes kaip tauta, aš šiandieną pasakysiu, nežinau, kaip kas sureaguos, bet aš turiu tai pasakyti ir aš pasakysiu, kodėl aš tą temą iškėliau, nes man jinai atsivėrė visiškai šviežiai. Tiesiog aš atsižvelgdamas į visą šitą dabartinę geopolitinę, visą tą situaciją, viskas, kas čia vyksta, aš vieną žinau. Aš daug žinių neklausau, vienas dalykas. Antras dalykas, nelabai tikiu, ką ten kas sako. Ten tiesos neatrasi. Nes tai, ką vienas sako, nes jis yra išgirdęs iš kažko kito. O tas kitas išgirdęs dar iš kažko. Ir patys net nežino apie, žinai, ir jis galvoja, kad, čia viskas taip yra teisinga. Taip kaip apie Ninevę, sako, jie nežino kairės nuo dešinės. Žinot, šiandien, pavyzdžiui, Rusijoje yra žmonės, kurie patys nesusigaudo situacijų, paprasti žmonės. Jie patys nežino, kodėl jie taip šneka, kodėl jie taip masto. Jie patys neskiria kairės nuo dešinės, aš jums pasakysiu. Ir jie galvoja, kad taip masto, nors jiems kažkas taip pasakė. Ir aš, kai meldžiuosi už šitą tautą, aš meldžiuosi prieš korupciją, prieš godumą, ten prieš laiminu tautą, laiminu tiesiog mūsų vadovus laiminu, aš tiesiog meldžiuosi už bažnyčias, už žmonės. Ir man kažkaip iškilo keršto tema, kad kerštas, ir tiksliai prisiminiau, daugybė yra tremtinių. Ir kai per Lietuvą, jeigu tu važiuotum, turbūt kiekvienoje vietovėje pamatysi kažkokį atminimo akmenį. Ten ant lentos parašyta, čia žuvo, čia buvo kalinami, čia nukankinti, koplytstulpis, koks kryžius, koks išdroštas tenais ir ten bus užrašyta partizanams.
tremtiniams, žuvusiems ir panašiai. Lietuvos žemė yra pilna tokių pažymėtų vietų. Ir tai liudyja, kad tai yra, tikrai buvo trauma. O kas už tą traumą? Ar Rusija atsiprašė? Rusija neatsiprašė. Turbūt niekas neatsiprašė dėl tų visų represijų. Nes tarkim, jeigu paskaičiuoti, taip gal apie 300 000 žmonių, nuskaityk, tai čia, kurių Lietuva neteko, ne? Kažkiek tai ten dar sugrįžo, gal 60 rašo tūkstančių grįžo į Lietuvą vėliau jau. Bet kiek negimė, kiek žuvo, kiek mirė, praktiškai ta Lietuva šiandieną būtų žymiai, žymiai didesnė tauta. Suprantat? Bet jeigu aš visą laiką prisiminsiu, ir visą laiką atsiminsiu, rusai yra blogi, jie skriaudė mano senelį, jie nužudė mano senelį, nukankino. Ir aš žinau, kad turbūt Lietuvoje kas antra, kas trečia šeima gal netgi yra daugiau mažiau susilietę. Kažkieno buvo ištremtas, kažkieno ten tas buvo, kažkas ten ar nušautas, nusavintas turtas, kažkas buvo išprievartautas. Suprantat? Ir tai yra, ir už tai niekas neatsiprašė, net gailavo, bet dažnai toksai pyktis ir toksai kerštas, jis eina iš kartos į kartą, jisai persiduoda. Ir tai neneša palaiminamo mums kaip tautai. Lietuvai, kai tu nešioji kerštą, net leidimą, kaip su tuo tarnu, tai tas užsirūstina, paėmė ir tą įmetė į kalėjimą, sako, kad jį atidavė kankintojams. Suprantat, mus kankina, tarkim, visas tas pyktis, ta neapykanta. Apskritai, jeigu žmogus nešioja net leidimą kažkam, jisai pats kankina save, suprantat? Jis nepaleidžia. Todėl mums, kaip lietuviams reikia, tiesiog sakyti, Dieve, mes atleidžiam Rusijai, mes atleidžiam, nesvarbu, iš kokių ten tautų kitų važiavo, čia darė tas represijas. Mes atleidžiam ir paleidžiam Rusiją. Atleidžiam ir paleidžiam tuos žmonės. Nes aš tikiu, kad Dievas šito nori. Kad negyventų lietuvių tauta, nekeršytų, nes tai yra ne pagal raštą. Todėl ir klausiu, ar Lietuva krikščioniška šalis. Nes Dievas sako, nekeršykite, mylimieji, kerštą palikite man. Nekeršykite. Ir kalbėjom su vienu, tokiu pažįstamu žmogum. Ir jisai yra, jeigu aš esu tas, kuris nukentėjęs, tai jisai būtų iš tos kitos pusės, kuris nuvažiavo galbūt tas represijas daryti Lietuvoje. Ir jau čia tik kažkaip kalbėjom, kad ten jo būtent protėviai matomai Lietuvoje kažką darė. Jisai pats nežino, bet tiesiog sako matomai, nes tam tikras ten turėjo pareigas ir Lietuvoje darė. Ir sako, jam kažkada vienas pranašiškas žmogus pasakė, kad per tave Dievas norės išgydyti Lietuvoje traumą. Ir sako, aš iš pradžių nesupratau, apie kokią jinai traumą šneka. Pasakė pranašystę, žinot, kartais mes išgirstam apie save pranašystę, tą pranašystę įsidedi į stalčiuką ir gyveni toliau. Bet vieną kartą šventoji dvasia jam ir priminė būtent šitą temą. Sako, būtent dėl šito tu ir esi čia. Ir kai mes kalbėjom ir kai jis pradėjo kalbėti, būtent apie tai, kaip jisai atsiprašė ten kitų tokių lietuvių, vienos tokios lietuvių šeimos. Sako, aš nežinau, bet sako, aš atsiprašau tiesiog. Aš atgailauju už savo protėvius, kad jie taip darė, atleiskit. Ir kai jis pradėjo kalbėti, aš jaučiu, kad mano viduj kažkas vyksta. Ir aš nesupratau, kodėl. Ir man atrodo, kad aš niekada jokio pykčio, aš laisvai galiu kalbėti su rusų, man ukrainietis, kazachas, man tautybė neturi reikšmės. Aš galiu laisvai kalbėti. Aš niekam prieš nieką neturiu, žinot, tokios iš ankstinio nusistatymo. Bet aš jaučiu, kad mano vidų kabina ir man verkt norisi. Ir aš supratau, kad tai, ir paskui, kai mes pradėjom kalbėti, ir tada aš supratau, kad Dievas daro kažkokį dalyką. Ir dar man tai buvo patvirtinimas, nes apie kerštą Dievas man jau kalbėjo šiek tiek anksčiau. Ir aš taip supratau, kad šiandien mūsų tautai reikia, aš tiesiog kalbu, atpalaiduoju žodį,
aš išleidžiu tą temą. Tai yra erdvė, už kurią reikia, kaip sakyti, melstis. Čia yra darbo. Mums reikia kalbėti, mums reikia melstis, atleisti, paleisti, nekeršyti. Ir kartais, mes, lietuvių tauta, eina su visais, kas tik tais eina, tarkim, šiuo atveju konkrečiai paimsiu, tarkim, Rusiją, jinai yra ta agresorė, ją vadin. Bet eina, pavyzdžiui, ne iš meilės kitai tautai, kad, pavyzdžiui, mylėdama kitą tautą, bet eina iš neapykantos Rusijai, padeda kitiems. Čia yra neteisingas motyvas. Suprantate? Nes kartais ir geri darbai gali būti su neteisinga širdimi, neteisingi motyvai. Ir žinot, aš tikiu, kad tas pranašas Jona yra ir ta situacija su Nineve yra būtent aktuali šiam laikui ir mūsų tautai. Kad šitas žodis jis yra ir pranašiškas, čia ir yra pranašo knyga. Tai yra pranašiška knyga ir būtent šitai situacijai ir šitam laikui. Ir šiandien Lietuvoje yra daug religingų žmonių, iš tikrųjų, kurie tikrai religingi ir jie mato tik tai savo traumą, savo skriaudą ir prisimena ir tiesiog žiūri, kad ten, kaip tas pranašas Jona į tą Ninevę, į Asiriją, jisai žiūrėjo taip, čia yra blogis, čia yra priešai, čia yra tie, kurie mus gazdina grėsmė Izraeliui ir aš jiems nelinkiu gero, aš einu kuo toliau nuo jų. Dievas siunčia, o jisai, ne, aš ten nevažiuosiu. Ir šiandien gali būti Lietuvoje tokių religingų žmonių, bet Dievas sako, atsigręžk ir tiesiog atleisk, pradėk laiminti, kad prakeikimas, giminių prakeikimas, kad būtų sugriautas. Žinot, ir vienas jaunuolis pasakojo, sako, čia kažką, girdėjau, kad, sako, iki įtikėjimo, sako, jam irgi toks buvo noras, ten nežinau, ar smurto užsiimti, ar prievartauti kažką, žinot. Ir po to jisai tik tai suvedė, kad, sako, galbūt mano protėvių linijai, tarp mano seneliai, ar iš senelių, nežinau, kažkas buvo gal išprievartauti. Suprantat, mes kartais nesuvokiam, kodėl pas vienus, pas kitus yra kažkokie keisti polinkiai, norai, kažkas šiai giminiai vyksta, kažkas sekasi ir nesiseka. Žinot, tai yra svarbu, mūsų protėviai svarbu, aš jums pasakysiu, tai Biblija patvirtina. Dievas, kai atėjo pas Mozę, kaip sakė, aš esu Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, ane? Pasako, primena, aš esu tavo protėvių Dievas. Dievui yra svarbu senelis, vaikas, tėvas, vaikas. Tai yra svarbu, šitos visos linijos, jos yra suardytos, sugriautos. Aš, tarkim, neturėjau praktiškai tėvo savo gyvenime, aš neturėjau. Mano tėvas, kai gimė, jo tėvas buvo ištremtas, jisai ten mirė. Jis kaip tik, kai jisai gimė, jisai buvo ištremtas ir jisai nematė akise savo tėvo, suprantat? Tai yra ištisos kartos, kada yra apvogti tėvai, vyriška ta linija, suprantat? Pas kitus moteriška linija gali būti. Tiesiog, tai yra žaizdos, suprantat? Tai yra žaizdos tautų. Ir todėl reikia, bažnyčia šiandieną, jinai ką turėtų? Jinai turi rimtai pažiūrėti. Visa žemė, sakau, Lietuvos yra nusėta atminimo akmenimis, visokiais drožiniais, atminimo lentom ir taip toliau. Jau aš nekalbu apie, šiandien neliesiu holokausto temos, nes už ją jau daug yra atgailauta ir melstasi. Ir kad mūsų tauta pasveiktų, reikalinga atgaila. Reikalinga atgaila. Atgaila tiesiog atleisti ir paleisti. Ir visi sakau, aš pats esu, mano senelis buvo ištremtas. Ir aš tikiu, Lietuvoje yra tokių 100 tūkstančių, įsivaizduokit, ir tai eina iš kartos į kartą. Ir kai visi atleistų ir paleistų, tiesiog atgailautų, šauktųsi Dievo, aš tikiu, kad Rusija nusisuktų nuo Lietuvos, nuo viso Pabaltijo, nusisuktų tiesiog.
Nes jiem nebeįdomu, nes neatleidimas ir laiko, suprantat, neatleidimas laiko. A kai atleista, viskas, nėra ką laikyti, niekas neriša. Suprantat, tada jungtų visai kiti santykiai. Ir tai, ką mes šiandien matome vykstant, viską, kas dabar vyksta, va čia žemė, čia aplink mūsų, va taip daug maž, Europą, pasaulį. Tai nėra gerai. Iš tikrųjų, tai nėra gerai. Ir kai galanda vienas prieš kitą kirvį, kas? Sako, pakelsi ginklą ir nuo ginklo mirsi. Daugiau, mažiau, anksčiau ir mažiau vis tiek visi per karą žūsta. Tai, žinokit, šita žinia yra labai svarbi. Tai yra dvasinė žinia. Ir aš tą ištransliavau, paleidau, kas klausys, priimkite tai labai rimtai. Jeigu tavęs tai neliečia, arba tu gal net nežinai iš tikrųjų. Supranti, gal tu nelabai ir domėsi savo šaknimis, bet jeigu tai žinai, išgirs, priim, kad tai Dievo žodis tau. Ir Dievas nori, dėl to jis nori išgydyti šitą tautą. Va šitą tautą nori išgydyti. Ir jis nori pasigailėti šitos tautos. Jis nenori lietuvių sunaikinti. Jis nenori, kad vėl kažkas būtų į Sibirą ištremtas. Dievas šito nenori. Bet mes turim, atleisti. Ir Jėzus sakė, dar kai vaikščiojo po žemę, ten Izraeliui sakė, todėl jums, dar prieš tai geras žmogus iš gero širdies lobyno iškelia gerą, o blogas iš blogo lobyno iškelia blogą. Todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pagal savo žodžius bus išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Tada rašto žinovai ir fariziejai sakė, mokytojau, mes norim, kad tu parodytum ženklą. A jisai jiems atsakė, pikta ir svetimaujanti karta, ieško ženklo. Bet nebus jai duota kito ženklo, kaip tik tais pranašo Jonos ženklas. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis banginio pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Ninevės žmonės teismo dieną prisikels drauge su šita karta. Įsivaizduojat, girdit? Įdomus šie dalykai. Ir ją pasmerks. Nes jie atgailavo išgirdę Jonos pamokslą. O štai čia yra daugiau negu Jona. Jona atėjo ir sako, jie pasmerks. Įsivaizduojat? Ninevė, pagonių tauta, jie atgailavo ir jie pasmerks tą kartą, Izraelio kartą, kuri nepriėmė Jėzaus. Jie bus išteisinti, o šitie bus neišteisinti. Įsivaizduojat, kokie dalykai yra. Ir yra labai svarbu, ir mūsų karta, aš dabar kai kalbu, ir mūsų karta, mes irgi kiekviena karta, aš tikiu, kelsis atsijimti savo užmokestį. Kiekviena karta. Mūsų kartai irgi yra duota užduotis. Ir labai svarbu, kad mūsų nepasmerktų tie patys nineviečiai, sakytų. Jo, mes kai išgirdom Joną, mes tai atgailavom, bet pas jūs tai pats Jėzus buvo atėjęs. Jėzus, kaip atėjęs, jūs Jėzaus žodį girdėjote, nes Jėzus jau ir buvo nusileidęs į žemę, Jėzus, jau jis atliko savo misiją ir dangu yra dabar. Jūs sako, neišgirdėte, tai mūsų nineviečiai pasmerks, lietuvius, Ninevė. Tai va, brangiai. Tarp kitko, Jona, žinot, kur gyveno? Šalia Nazareto. Gal dėl to Jėzus, Galilėjai, Nazarete, Jona ten gyveno, keli kilometrai nuo Nazareto. Jis gyveno, tai galbūt ir tai kartai ten ir pasakoja Jėzus, kad jie gerai. Nes ir po šiai dienai, sako, ten Jonos kapas yra. Pabaigai. Jona buvo religinis nacionalistas, kuris nekentė visų pagonių ir mylėjo tik savo tautą. Ir dėl savo nacionalistinių pažiūrų jisai padarė sunkią nuodėmę. Atsisakė parodyti Dievo gailestingumą. Suprantat? Dievą. Kartais žmogus atrodo religingas, tikintis, turi pažiūrų, bet per jį neteka Dievo malonė. Virš jo dangus yra uždarytas, nes jisai pilnas teismo,
pilnas kaltinimų, pilnas pasmerkimo, pilnas savo nuosavo, tik jis teisus, tik jis vienintelis teisingai viską žino, jis teisingai viską supranta, o visi kiti tai ten bedieviai iš vis vaikšto ten įsitatuiravę ir nešioja kaukolės ten visokią, suprantat. Viskas jau čia, o aš tai jau kaip Jono, toks teisingas, jau toks religingai esu, vienu žodžiu, užsiangažavęs. Bet per tokius žmonės dangus, žinokit, yra uždarytas. Vat prie jų, žinai, tu pasėdė ir viskas, ir tu supranti, kad jų širdis kietos, ten malonė, neteka Dievo malonė. Uždarytas dangus. Ir tai yra liūdna. Per jį neina gailestingumas, o Dievas nori per to žmonės rodyti gailestingumą, nes Dievas nori šiandieną pasigailėti daug čia gyvenančių žmonių. Iš tikrųjų, mūsų aklas religingumas uždaro kelią Dievo gailestingumui ir atleidimui. Tėve mūsų maldoj. Ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Priminkite dabar man čia biškį. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Mes prašom, Dieve, atleisk mums, ane, kaip ir mes atleidžiame. Ir aš žinau, kad ypač ta Tėve mūsų, poteriauja, čia Lietuvoje labai daug, tai yra poteriais virtę šitie Tėve mūsų, barbena, bet širdis uždarytos kietos, dangaus nėra, ten religinis fanatizmas ir ten nėra Dievo absoliučiai, suprantate. Jokio gailestingumo nėra. Tamsa. Taip, sakysi, mūsų tai neatsiprašė, nepaprašė Rusija atleidimą. Viešai, taip, galbūt oficialiai ir neatsiprašė, bet aš esu girdėjęs vieną pastorių Rusijos, kai jisai atgailavo būtent dėl šitų visų reikalų, jis atgailavo. Vienos tokios bažnyčios pastorius. Mes ne viską žinom. Taigi niekam net mokėkite piktu už piktą. Rūpinkitės to, kas dora visų žmonių akise. Kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikiai su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite jo rūstybei, nes parašyta, mano kerštas aš atmokėsiu, sako viešpats. Žiūrėkit, ir toliau, jeigu tavo priešininkas alkanas, pavalgydink jį. Jeigu trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu sukrausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, nugalėk piktą gerumu. Va čia yra mūsų kelias. Va čia yra krikščionybė. Va Lietuva, kad rinktųsi va šitą kelią. Aš meldžiu, va žiūrėkit, paimkit va šitą romiečiams, čia yra 12 skyrius, 22 eilutė. Nesiduok pikto nugalimas. Nugalėk piktą gerumu. Va kad paimtų Lietuva va šitą, ne? Ir tiesiog melstųsi. Žinokit, ar aš tikiu, čia tokie palaiminimai užvirstų mūsų Lietuvą. Baimės pasitrauktų visokios, ligos pasitrauktų, depresijos visos. Čia keistųsi viskas iš esmės šitoj tauto. Ir jeigu mūsų tautos vadovai, kaip ten Ninevės karalius, sako, išgirdo karalius ir atgailavo, netgi įsakymą išleido. Ir jeigu taip nueitų, aš dabar kalbu, taip čia nueitų per visą Lietuvą ir taip nueina iki prezidentūros ir prezidentos sušaukė ir sako, mėly tautiečiai, situacija rimta. Gal mes atgailaukim? Vat yra precedentas, vat yra buvusio tokių atvejų. Tai gal ir mūsų Dievas pasigailėtų. Ir taip visa prezidentūra, Seimas, visi Seimo nariai, įsivaizduokit, ministerijose, ateini ministerijose, mes pasninkaujame, dabar 3 dienų pasninkas. Ten savaitę galėtų Lietuvoje paimti pasninką. Vyksta pasninkas visoje tautoje, žinai, vaikšto žmonės, atgailauja, žinai, atsiprašo vieni kitų, maldos suaktyvėja, žinai, nuodėmių pradeda išpažinti nuodėmes. O, aš žinokit, čia tai nuvilnytų šitą bangą per visą žemės rutulį, žinokit, uždegtų kitas tautas. O, Dieve, aš meldžiu, kad tai įvyktų mūsų tautoje. Aleliuja. Viešpatie Jėzau, tau nėra neįmanomų dalykų. Aš tikiu, Dieve, kad tu šiandieną davei pranašišką žodį, nes tu nori šitos tautos pasigailėti. Kaip į Ninevę siuntė Joną ir perspėjai, kad po 40 dienų, jeigu neatsisakys piktų darbų ir smurto, išsilies Dievo rūstybė. Taip ir šiandieną mūsų tautai, Dieve, dar yra laikas.
Aš kalbu kaip šitos tautos atstovas, Dieve. Mūsų tautai dar yra duotas laikas keistis, atgailauti, atleisti, paleisti, atsisakyti piktų darbų, atsisakyti viešpatie korupcijos, atsisakyti godumo, atsisakyti Sodomos nuodėmių, atsisakyti bet kokio keršto, Dieve, ir visą pavesti tau, mano Dieve. Dieve, yra laikas dar žmonėms gręžtis į tave, Jėzau, palikti savo visus nuosavus teisumus, palikti savo tas vaikiškus nesutarimus, vaikiškas ambicijas, užsispyrimus, viešpatie, palikta savo tikrai smėlio dėžę, ir aš meldžiu, kad pagaliau Lietuvos bažnyčia, Kristaus kūnas, kad jisai bręstų, iš tikrųjų, Dieve, kad jis pradėtų bręsti, Jėzau. O Dieve, tekyla tau šlovė, Dieve, tekyla tau šlovė, viešpatie, tekyla tau šlovė, Dieve, te šitas žodis, Dieve, pasiekė, Dieve, savo tikslą. Tu sakai, žodis negrįžtų tuščiomis, ir aš meldžiu, kad šitas žodis užjudintų ir pajudintų tai, ką reikia šitoj tautoj. Pajudintų, Dieve, tas šaknis, kurios yra, viešpatie, tos keršto šaknis. Aš meldžiu, kad keršto šaknis iš Lietuvos būtų išrauta Jėzaus Kristaus vardu. Keršto šaknis. Te būna bet koks kerštas išrautas. Ir kad visa tai tauta, viešpatie, šita krikščioniška tauta, kuri laiko save krikščioniška tauta, Dieve, jinai atiduotų Dievui, jinai pavestų save, Dieve. Visas savo skriaudas, viską pavestų tau, Dieve. O Ramas Santarlarė Bergis Redėl. Aš dėkoju tau, Jėzau. Tu iš tikrųjų, kaip Jonai ir sakė, tu esi gailestingas, tu lėtas pykti, tu nori pasigailėti, Dieve. Tu atlaidus Dievas, tu be galo geras iš tikrųjų, Dieve. Tu nenori nei vieno mirties iš tikrųjų, nei vieno nusidėlio, tu nenori, Dieve. Tu nori, kad visi atgailautų ir pažintų tiesą. Ir aš meldžiu, kad šita tauta pažintų tiesą, kuri yra Kristus. Kad kuo daugiau žmonių pažintų Jėzų Kristų, viešpatie, ir Dievo meilę per Kristų. Haleliuja, Dieve, ačiū tau, Jėzau. Labai man svariai nuskambėjo tas sakinys, kad Jona padarė didelę nuodėmę, nes neleido Dievo maloniai per jį lietis. Iš pradžių, kodėl jis ir sako, aš nenorėjau eiti Ninevę, nes aš taip ir žinojau, Dieve, ašgi tave pažįstu. Tu tam ir mane siunti, kad jie išgirstų apie tavo rūstybę, jie atgailaus ir tu jų pasigailėsi. Bet aš tai nenoriu, kad tu jų pasigailėtum, nes jie yra mūsų priešai, jie yra mūsų grėsmė. Ir dėl to Jona bėgo į kitą pusę, kad tik tai Dievas nepasigailėtų Ninevės, kad tik tai nepasigailėtų tų nedorėlių, nes jiems taip ir reikia. Iš tikrųjų, prisidirbo. Darė daug nedorų darbų ir dabar priejo liepto galą, ir tegu gauna. Geriau, aš ten nesikišiu, Dieve tavo. Ir jis atsisakė atverti kelią Dievo maloniai. Ir kai mes kalbam apie atleidimą, iš tikrųjų žmonės, kurių giminė nukentėjo, kurie sunkiai nukentėjo. Mano viena kolegė pasakoja, man atrodo, apie savo močiutę, kuri buvo ten ištremta į kažkur labai į šiaurę. Ir kaip jie sako, tą žuvį gaudydavo, jų darbas buvo gaudyti žuvį Šiaurės jūroje. Kadangi neturėjo ką valgyti, tą ledinę žuvį kišdavo į užantį prie kūno, tie žvinai bado ir parsineždavo slaptai į namus. Ir tą žuvį ledinę, ten, kol dar ugnį užkuri, kol kažką, ir tuo maitinosis, jį prisimena tai iš pasakojimų ir tai skauda. Ir žmonės tai perduoda iš kartos į kartą tą skausmą. Ir sako, kaip tokius dalykus galima atleisti. Bet žinot, aš pasakysiu, atleisti tai nereiškia pateisinti tos darbus. Ir laiminti tautą. Šiuo atveju Jona buvo pasiųstas kaip palaiminimas Ninevei. Lietuvos bažnyčia, iš vis bažnyčiai skirta laiminti, nešti palaiminimą.
Ir mes turim kalbėti palaiminimą. Ir palaiminimą netgi savo skriaudikam, savo priešam, nes Jėzus to ir moko, laiminkit savo priešus. Ir laiminti tai nereiškia pritarti neteisybei. Laiminti tai reiškia, kad mes norim, kad Dievo karalystė juos pasiektų. Nes palaiminimas ateina per atgailą. Amen. Nes kai žmogus atgailauja, kai tauta atgailauja, jinai atsiveria Dievo maloniai, jo žodžiui, jo karalystiai. Laiminti reiškia linkėti gerą, o gerą ateina iš Dievo. Kad ta pati tauta jin būtų išgydyta, kad jos nuodėmės būtų atleistos, kad jie iš tikrųjų, kaip sako, neskiria kur kairė, kur dešinė, jie nesupranta, ką daro, nes jos į tai įvedė kažkoks užsispyrimas, kažkoks mąstymas, galų gale tai yra dvasiniai dalykai ir jie skęsta savo nuodėmėse, bet mes nutraukiam tą grandinę. Skelbdami atleidimą mes nutraukiam tą grandinę, tą smurto, tą paklydimo, tą nedorų darbų visą tą grandinę. Mes nutraukiam. Atleisti reiškia, kad aš pats išeinu į laisvę. Kad mano palikuonės, kurie dabar jau, kurie, tarkim, savo kailių nepatyrė šito, bet jie nenešios, jie negyvens tame kalėjime. Tai, kad Darius atleidžia ir paleidžia. Jis pats save kaip tremtinio palikuonis, jis išeina į laisvę. Ir visi palikuonys po jo, jie bus laisvi. Nes tas mūsų skausmas, mūsų kerštas, tautos skausmas, kerštas, neatleidimas, jis laiko mus surištus su skriaudiku. Jis tebe laiko surištus. Ir tai suteikia velniui legalią teisę per neatleidimą, per keršto troškimą veikti mūsų tautoje. Už 2 dienų bus labai graži šventė, ne? Kovo 11, mes ją puikiai atsimenam, kai Lietuva paskelbė savo nepriklausomybę nuo Sovietų sąjungos. Ir tą dieną tai yra labai gera diena tikrai atleisti ir paleisti. tą dieną Lietuva gavo dovaną iš tikrųjų. Nepriklausomybę ir laisvę gavo kaip dovaną. Faktiškai, politiškai išėjo į tą laisvę, bet dvasioje mes vis dar esam nelaisvėje, ar suprantat tai? Dėl to, kad nėra nukirptos tos gijos, tos skriaudos, to neatleidimo, dėl to, kad ta trauma nėra išgydyta, tai mus palieka dvasiniai nelaisviai. O ten, kur yra dvasinė nelaisvė, ten anksčiau ir vėliau ateis politinė nelaisvė. Todėl labai svarbu nukirpti šitą giją, nukirpti šitą siūlą, atleisti ir paleisti, kad tas smurtautojas nebeturėtų legalios teisės į mus. Ir ten neįsižeidžia visi tie, kurie protėviai, kurių seneliai nukentėjo. Bet aš laiminu Rusiją, laiminu tuos palikuonius, laiminu visų šitų KGBistų ir NKVDistų palikuonis, kad jie patys būtų laisvi, kad mano tauta, kad mano žemė, mano Lietuva, kad jinai būtų laisva. Aš laiminu ir linkiu, kad Dievo karalystė juos pasiektų. O kame yra Dievo karalystė? Visų pirma, atgailoj. Jėzus sakė, atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė. Be atgailos nebus karalystės. Be atgailos tauta žūsta. Dieve, ir aš prašau, te tavo palaiminimas, te tavo atgaila, te tavo malonės jėga pasiekia visus tuos palikuonis tų žmonių, kurie skriaudė, kurie niekino, kurie trypė šitą žemę, kurie trėmė, kurie atiminėjo, kurie danešinėjo Viešpatie. Te tavo karalystė pasiekia, tavo atgaila ir atleidimas te pasiekia. Dieve, mes šitos žemės žmonės, mes šitos žemės bažnyčia, mes esam druska ir mes kaip bažnyčia sakom atleidžiam, paleidžiam, nebelaikom skriaudos, nebepuoselėjam kerštingų minčių. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
visai pabaigai, tai iš tikrųjų mes pasivedam Jėzui, Dievo žodžiui, mes paklūstam tiesiog Dievo žodžiui. Mes neturim kito pasirinkimo. Aš tai asmeniškai neturiu kito pasirinkimo. Aš tik tais turiu pasirinkimą paklūsti Dievui, nes aš taip noriu. Ir dar pagalvojau, kad 35 metai bus, vat, kaip jau išėjome, 35 ir aš jeigu tai paimčiau, atskirai 3 ir 5, tai 35 metai kaip jau laisva Lietuva. 35, tai žiūrėkit, 3. 3 yra toks trejybė. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tai tikrai, kad šitame reikale Dievas dalyvavo. Ir Tėvas dalyvavo, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Labai veikia, labai daug maldų buvo. Aš žinau, ir daug tikrai prie parlamento rūmų ten ir 5, o žinot, 5 skaičius yra malonės skaičius ir kad mums yra duota malonė. Ta laisvė tai yra dovana. Ir kaip mes tą dovaną per 35 metus, kaip mes ją išnaudojam, kam mes tą laisvę panaudojam, suprantat? Ar mes tą laisvę naudojam pykčiui, savo kažką naudos pasimti, ten viens kitą juodinti, šmeižti, kaltinti, jeigu imsim ten ar tas partijas, ar dar kažką, suprantat, visas skriaudas nešiu. Ar Dievas mums tą malonę tam buvo suteikta? Mums suteikta malonė, 5 malonė, suprantat, laisvės dovana. Laisvės, laisva tauta, gręžtis į Dievą, gyventi su Dievu laisvėje. Iš tikrųjų, buvo tokia Lietuvos vizija. Aš dabar piešiu Lietuvos viziją. Lietuvos vizija yra gyventi laisvėje su Jėzumi, susijungti su Jėzumi. Lietuva priklauso Kristui. Suprantate, koks gražus. Lietuva priklauso Jėzui. Lietuva pasiveda Dievo žodžiui, pasiveda Jėzui, pasiveda šventajai dvasiai. Kad Lietuva būtų pilna šventosios dvasios, kad kiekvienas Lietuvos kvadratinis centimetras būtų padengtas malda, tikinčių žmonių, atgaila, meilė. O, kad tai daugėtų. O, kokia Lietuvos vizija? Lietuvos vizija yra laisvė su Dievu. Ne laisvė nuodėmiai, ne laisvė daryti, ką aš tik tai noriu, žinai. Ne. Laisvė su Dievu. Haleliuja, tai yra Lietuvos vizija. Ir aš tikiu tokią viziją, aš ją laiminu. Haleliuja. Ačiū tau, Dieve. Ką pabaigai. Dar, jeigu kas tikrai kokių minčių turėsit, ar liudijimų galit parašyti mūsų puslapį, mes galit kažkokį maldos poreikį, ar kaip parašyti tiesiog, pasidalinti. Utenos krikščionių bažnyčia yra Facebook. Galima parašyti. Gerai, brangieji, ir šiandieną dar galim surinkti paaukojimus, kiek yra širdį troškimo. Aš dėkoju Viešpatie už šitą bažnyčią. Aš dėkoju už visas Lietuvos bažnyčias. Aš dėkoju už Kristaus kūną Lietuvoje, nes jis yra Kristaus nuotaka. Aš laiminu Lietuvos Kristaus nuotaką, aš ją laiminu Jėzaus Viešpatie tavo vardu tikrai, kad jinai būtų sveika, Dieve, kad jokio lošumo, neįgalumo nebūtų tavo kūne, Dieve, kad bet koks neįgalumas būtų išgydytas, Viešpatie, kad Lietuvos trauma būtų išgydyta, Lietuvos žaizda, kad būtų patepta šventu aliejumi, kad visos žaizdos, trauminės žaizdos būtų išgydytos, kad visa šita tauta, tas sveikumas pagaliau ateitų, Dieve, sveikata. Tai ateina sveikata Jėzau į šitą tautą, Dieve. Išgirsk mūsų maldą ir kas jungiasi prie mūsų, kas klauso, kas atras atgarsį širdį, melskitės ir toliau tomis kryptimis, melskit, laiminkit tiesiog. Te liejasi gyvybė per jūs. Te jūsų lūpos kalba, trimituoja Dievo žinią, atleidimo žinią. Te liejasi aliejus, gydantis aliejus. Šiandien kaip niekada reikia mūsų tautai gydančio aliejaus, kuris eina iš Dievo. Dieve, išliek šitai tautai. Išliek 35 metų, Dieve, to jubilėjaus tą progą, Dieve. 35 metai kaip laisva Lietuva. Išliek iš gydymo aliejo. Te liejasi išgydymas, te liejasi per visus susirinkimus, per visus miestus, kaimus, kaimelius, pievas, miškus, Viešpatie, per visą Lietuvos teritoriją, Dieve, te liejasi per kiekvieną kvadratinį centimetrą, te būna jis padengtas Kristaus krauju, Dieve. Haleliuja. Te kyla maldos,
Ten nekyla religinės maldos, Dieve, bet te kyla tikros maldos iš širdies, Dieve. Te šauksmas kyla, Dieve. O Dieve, mes šaukiamės. Savo kartoje mes esame tie, tas balsas, kuris šaukėsi, Dieve, kuriam davėjai apreiškimą, Dieve. Ir mes šaukiamės, Dieve, ir mes netylėsim, Dieve, kol visa šita žemė pradės šauktis. Dėkoju tau, Dieve. Mylim tave, Jėzau. Mylim tave, Karaliau. Ir kviečiam tave, apsilankyk, apsigyvenk pas mus šitoj žemė. Šita žemė išsiilgusi tavęs, Dieve. Šita žemė labai išsiilgusi, Jėzau. Kam, bet šitai žemė taip reikia tavęs, Viešpatie. Taip reikia tavo prisilietimo. Taip reikia, Dieve, kad tu tartum palaiminimo žodžius, kad tu tartum tau atleista. Jėzau. O, Largas Santa. Ačiū tau. Šiandien baigiam susirinkimą. Pasilikit Dievo meilę iš tikrųjų. Transliuokit šitą žinią. Būkit Dievo žinios nešėjai. Būkit Dievo nešiotojai. Visi nesvarbu, kokiam mieste gyvenat. Kokia kalba kalbat. Nesvarbu, kokia tarme. Dievas neatsižvelgia į asmenis. Jisai mato, kuris jo bijo ir kuris teisiai gyvena. Dievas į tavi pažvelgs. Būk toksai. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.